Odeta, pasidalink, prašau, tuo, ką tu gavai per šią konsultaciją, su kuo atėjai, su kuo išeini, ar kito tavo būsena nekito, ką tu bendrai iš vis čia naudingo, gal tu šiai sugaišai laiką, ar ne? Kaip tu manai? Atėjau, tai faktas, kad turbūt ir iš smalsumo, ir iš noro, ir iš negalėjimo, iš visko atėjau. Nes negaliu. O išeisiu, tai turbūt tikrai ir dabar pačiai ir taip smagiau ir lengviau ir ta galimybė ir viskas, kas nežinau net kaip pasakyti, bet skatina ir Robertas tikrai nuostabus motivatorius ir tą viltį gražint ir nežinau, dabar kažkaip gal net ir ramiau kažkokią dalelę tos materijos mūsų. Ačiū labai, Robertai. Tai, Odeta, būsena kito, ar ne? Kitų. Iš įtemptos, iš nusivylimo būsenos atsirado viltis. Tiesa? Taip. Nu tai va, tai aš nuoširdžiai linkiu tau nepamest tos vilties, o ta viltis, jinai vystysis ir auks tiek, kiek tu žengsi žingsnius į išsivalymą, į susitvarkymą. Tai visa širdim tau linkiu pradėti šitą kelionę ir aš tau tiesiu ranką ir pasirengęs tau padėti, kiek tik tai įmanoma. Ačiū tau, kad ryžaisi eiti šituo keliu. Ačiū. Ačiū tau labai.